Labas rytelis šiandien ir spalio 3 dieną. Labai gražus rytas, kol saulutė šviečia į mūsų langus. Ir vis dar darau tvarką. Pažiūrėjau, kur vakar valiau langus ir anie nebuvo tokie švari. Dabar pasiėmiau dar kitą langų valiklį ir dar kart valau. Nežinau, kad saulutė pašvietė ir patos labai viskas. Tada valom dar kartą. Ko gero šiandien niekur nevažiuosiu, darysiu namukus tvarką. Sakysit, valautus langus, bet kiek mes turim daug tų langų iš tikrųjų. Nemažai langų turim. Ar reiks pasilakšti su tėčiu? Na, eina atrobė, bus laki. Bus laki, nu pagulėk čia. Ar reiks išėjai miegoti savo lovą? O reikia to saulį šviet. Tėtis kažko pradėjo neštis kažkoks instrumentas, nam nepatinka. Atrodo grėsmingai, nevari. Nu, miegok. Einam žiūrėti, ko tas tėvas dirba. Ko čia jį prisidirbęs? Ką čia darai, Saulėt? A ir tu pelenų? Ką? Norindom susibarstyti. Nu, ar. A daug pribėra iš to kamen? Pasižiūrė. Nu, žiūrim, išvalėtų tų kameną. Nu, biški pribėra. Nu, ten, reikia čia būtų tau kibaras. Ir tas kamens, nu, yra, aišku, apsinešęs, bet nėra tokių šlapių jokių. Pečkų reikvietėte. A kursim šydinčių vakar? Parek, kad sugrįždėjai greitai. Nu, gal ir nereik. Ryto, kitą savaitę, kada lys. Daug malvaisė turi. Gerai, tak įdėina naktį. Nu, gerai, nekursim. Maža medžius kainavo. Nu, brangiai, viskas čia brangiai. O kada tas kūreniam sezonas prasidės? Kūreniam sezonas prasidės, Kada iššalt? kada 10 laipsnių 3 paras temperatūros laik šilumos. Nu, jau kitą savaitę taip ir bus jau. Teplituota pajunga, nematau centralinės. Jeigu 3 paras tik 10 laipsnių temperatūros laik, matau. Gerai, dar šiandien nekursim. Važiuoju apsipirkti, vyrs pasiliekt numelius darbuotis. Apsirengiau rudenišką. Tikra, kaip rudeninis paukštis. Reik nusipirkti didelį katilą virt burokėliam 10 litrų, mačiau vyro akcijai. Ir gal stiklainių gausiu. Ir galvoju, gal vyro ko nors gražos nupirkti. Pasižiūrėjau marškinių dydį dabar. Gal ko nors nupirks aš anam gražos. Gal megztuką kokį, gal marškinis. O jeigu netiks, nunešiu atgal rytoj. Tu miegok, kariukau, miegok. Mama grįš, eisiu į lauką. Sėdėsiu ant terasų, dar gražus oras ir miegok, dabar eis pavargis. Toks nuvargis esi. Dar aš norėjau pakalbėti, labai įdomus toks reiškinys ir YouTube, kiti vlogerė. Aš stebėjau virusų, čia nepaslapti, stebėjau virusų vlogeris ir kai kurie daug labai sekėjų. Čia apie tokius išsiskiriančius papasakos. Viena ir Rusija, kur jau irgi daug metų dėjo tus YouTube vaizdelius ir anie dėd kaip mukbang vadins, nežinau, kodėl tai vadins, kada pasidarė skaniai valgyti. Pasided valgyt ir sėd valga ir kaip ir įprast Rusijoje ger. Ant kiekvien kart ger vyną, ger
dabar ant gyvena. Vis laik smarkiai išger vos ne. Ten pradžia, aš bišk tik pasižiūrėjau, kad pradžia vos ne iš brendžiaus ten 0,7 per tų vakar išger ir ant toks vat dar transliacijas ir tokiai kaip nekeist vaizdelio sulauk labai daug peržiūrų. Nu, prisipirkau, važiuojam nunėti. Ingrida nebepanė, šį kartą puošiam vyrą. Padarysim madų demonstravimą. Išleidau nemažą pinigą, kad būtum gražų saulytę. Kokie graži dainėlį šiandien. Dar prisipirkau brangius nuovikus. Burokėlė būtų išėjai, būtų daug burokėlės. Oi, pavargau. Labai karšta su to vilnoniu mėgstiniu. Su tikros vilns mėgstinį aš negaliu vaikščioti. Ko čia dara solyti? Vau, tokį vyrą jie. Kun leip to nedirbi. Visi kažkai savo nori. Vau. Gerai, tai jau aš tau, bet jeigu siurbliuoji, tai ir siurbliuoju. Kaip jeigu jis siurbliuotų šiandien, tai ir būk siurbliuotas. Visų galų siurbliuotas. Aš šiandien buvom susitvarkyti. Išvažiavau, vonis sak neužgausi tvarkys. Ko tau jauti? Ko čia svaigsti, ką? Bet kiek aš tau nupirkau pastrajų? A ne. Na, darysim madų demonstravim, Solit. Žiūrėk, kad aš... Aš iki 5 laik teatr. O, nu gerai. Gerai, reikia siurbliuot papir. Aš šį darbus. Su mašinytėm jau čia kažkais. Nu jo, ir siurbliuok. Švyrę nežiūrėti, o tai kaip atgal. Dar bus. Sausa. Va, kaip gražiai virsti išsirbliavo sofą su to plaunam kerher. Kapnauja. Jau tam kampu ir nemažą metų iš tikrųjų. Mes pirkom iš švediškas firmas tokios Trademarks ir ne pačios jau brangiausios, bet ta medžiaga visai gera atrodo, kad išsiplaun ir vėl ir kapnaus. Bet dabar negalim sėstis, reikia uždengti, nes tur dar padžiūt per naktį. Kodėl mes naudojam tiek daug siurblių? Todėl, kad mes turim auksinį retrieverį. O kas tur toks šuniukas ir turėjęs tokį ilgaplaukį šunį, katras gyven kambarį, tas žin, kad reikia siurbliuot, kiekvieną rytą atsikelam ir siurbliuojamės. Plaunamės, siurbliuojamės, valom dulkes. Taip jau yra. Užklojau išplautą kampą, nes vis tiek mes norėsim čia sėdėti ir Uriks jau norėjo likti gultis. Ane, Uriku? Vis tiek gulėsim blovo, ne? Uriks vakarieniauja
vakarieniauja, o aš parodysiu, ko nupirkau. Vakar priviriau dar obuolynės, tokius didžiulius slovikus. Ir niekas čia daug nenupirkau iš tikrųjų. Reiks baig išlakt vis. O, kaip prisilaistė. Nupirkau kiaušinių, servetėlių šlapius, sriubytės, čia brokolių. Vyrs galės vežtis į kaimą, į sodybą pasidaryti. Nupirkau čia tokį vištienas troškinio, čia tokį paraštuką. Kopūstų nupirkau lenkiškų, buvo nebrangi. Kumpė, grietinėlis pigesnės. Gal jau ryt išvirsiu tos sriubyčių. Jau 2-3 dienas sakau, kad virsiu moliūgų sriubą, bet taip neišvert. Bananų pirkau pigesnių. Čia dar vyro veikavo tokį alpro. Saldžių bulvių pirkau, kažkada pigiau vėl pasidarė. Buvo labai pabrangus. Ir čia ir dienos pirkinys. Katiliukas, 10 litrų katiliukas. Kainavo 2,99. Tai nelabai brangi, buvo akcija. Va, koks gražus katiliukas, 10 litrų, tokį didelį neturėjau dar Norvegijoje. Kažkada niek nedariau, neviriau, nešeimininkavau, jau taip labai kaip Lietuvo marinuodavom. Bet dabar nusprendžiau vėl marinuoti. Virsim burokėlius. Kas čia ir judam? Kas yra? Kas nutiko? Va, nu va. O, liuks. Išsirbliuota lova. O vis norim gulėti tų sofų. Vis gulam. Vakaras vis gulam tų sofų susigulę. Ane, vari. Ir tau patinka. Ir tau patinka gulėti. Ir tau patinka gulėti. Žiūrim, ko dar čia nusipirkau. Pirkau paprastų plaukų dažų, ryto dažysiu plaukus. Noriu vis tiek taip šviesiau. Dar iš to normal peiliukų pasiėmiau, cinamoną. Aš dedu ir į obuolių košį, ir į obuolinį, ir ant košės dedu. Kažkui kaukį pasiėmiau, reiks užsidėčiau vakar jaučiu. Ir pirkau savo receptinių vaistų. Čia ir nuskrundi, pantoprazolis receptą išrašė, o čia ir nurožinis kremas. Vienas iš 2 kremų. Dar vienį išnaudojau, dar į receptas tam kitam. Rozeks ir sulantra. Bet į kremą tik tas biškį pristabdė, stabilizuotų tų rožinį. Aš galvoju, planuoju daryti lazerinį tų procedūrų. Tai ne vien lazerinį, bet kelis lazerinis procedūros bus iš eilės. Bet nežinau, neapsisprendžiu, kur ar reik Norvegijoje daryti, ar Lietuvoje. Reik pasidomėti kainas, kiek kainuoja. Te planuoju daryti. Kad iki kainuotam planuoju daryti lazerinis su lazeriu. Nu ir čia šiandienos pirkinys, kur aš truputėlį gailios ką pirkau, nes čia gana nepigus pirkinys. Iš tikrųjų, aš ieškojau, aš dabar suplanavau marinuoti burokėlius, bet nebeturiu stiklainių. Iš tikrųjų, aš turėjau stiklainių, bet aš išmečiau vis. Buvo nusprendęs nebemarinuoti niek ir išmečiau. Bet dabar užėjau kvėpėms, kad aš noriu marinuoti. Ir dabar tokių tik radau stiklainių. Ir už ant aš sumokėjau nemažą. Nenoriu net sakyti, kiek sumokėjau. Už tus 3. Už tus 2 mažus, 3 didelis. Bet galvoju, gal dabar aš susidėsiu tus burokėlius. O vėliau aš galėsiu susidėti sėklas visokius į tas. Nenaudot kaip stiklainis, nemarinavimo, bet galėsiu susidėti visokių turi sėklų.
moliūgų, saulėgrąžų. Pasidariausiu muštinį su skumbrė. Norvega mėgsta tai konservų su skumbrė. O ten ir skani iš tikrųjų. Čia man jau verda burokėliai. Oi, koks katils. Va, koi господин Ingrida. Šaunuolė. Tokį filmuką šiandien sukūrėm su Oriuku draugą. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Jeigu patinka, paspauskit patinka, komentuokit, nepamirškit prenumeruoti. Jeigu norit pamatyti ryto vyro madų demonstravom ir vis kits darbelis, kur mes dirbam, kur veik mūsų šeimyn ir kaip mes gyvenam. Iki, gerą savaitgalį jums.